kodėl, kai mes kažką pasiekėm, mums vis tiek būna negana. Pabandykit prisimint, tikėtina daugybę epizodų, daugybę kartų taip yra buvę, gal net ir nusivylę esate tais momentais, kai tiek daug pastangų įdėjot, tiek laiko užtrukote, kol kažko siekdami pasiekėt ir tada vis tiek tas vidinis alkis liko nepasotintas. Vis atsirado nauji horizontai, naujos perspektyvos, reikia daugiau, reikia geriau, reikia greičiau. Kas pavilnių čia vyksta, kas tai yra per žmogiškosios prigimties reiškinys, kad mums niekada nebūna gana to, ką pasiekėm, to, ką nuveikėm. Rugpjūčio 29 dieną, 14 val. Būtent diskusijų festivalyje kviesiu patyrinėti šį reiškinį. Turėsime psichoterapeuto perspektyvą, turėsime atidos eksperto perspektyvą ir turėsime aktyvaus daug veikiančio ir daug nuveikiančio verslininko perspektyvą. Man pačiam šitas reiškinys asmeniškai labai įdomus, tad kviečiu jūs prisijungti į mūsų diskusiją ir paklausyti įvairiausių perspektyvų ir, kas yra svarbiausia, apmąstyti patiems šį nuolatinio nepasisotinimo reiškinį ir kaip tai galbūt galime kažką tais pakeisti kiekvieną savo kasdienybėje, kad liktume su daugiau ramybės, nepaisant to, ką pavyksta nuveikti ir nepaisant to, ko dar nepavyksta nuveikti. Taigi, rugpjūčio 29 dieną lauksiu jūsų būtent festivalyje 14 val. OVC Consulting scenoje.